Sparnuoti pokalbiai. Sveiki, aš Justina Kuliešė ir jūs klausėtės Lietuvos ornitologų draugijos tinklalaidės Sparnuoti pokalbiai. Man teko malonumas pakalbinti garso režisierių Vidmantą Blažį, gamtos garsų įrašinėtoją, išleidusi net 10 albumų su paukščiais ir kitais gamtos garsais. Jo darbai gimsta ne studijoje, o miškuose, pelkėse ir ankstyvais rytais, kai garsas dar netrukdomas žmogaus. Šio pokalbio metu girdėsite ir paties Vidmanto įrašytus gamtos garsus. Taip pat išgirsite apie įrašinėjimą gamtoje, tylą, kantrybę, techniką ir tai, kaip garsas tampa pasakojimu. Sveiki, Vidmantai. Taip, labas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie paukščių garsų įrašymą. Kiek žinau, jūs esat vienas iš tikrųjų Lietuvoje daugiausiai gal net ir įrašų padaręs ir daugiausiai to užsiimantis žmogus. Tai įdomu, kaip pati pradžia buvo, kaip viskas prasidėjo. Pati pradžia gamtos garsų paukščių įrašinėjimo prasidėjo maždaug 2000 metais. 2000 metais mano kolega Vytas Jankevičius, gamtos filmų kūrėjas, kurdamas filmus, pasikvietė mane, kad aš padėčiau jam įrašyti garsą filmavimo metu. Ir mes keliaudami po Lietuvą, po įvairias vietovės, pradžia tai buvo pas Petrą Dabryčių, Žvėrinčiuje. Tenai mes jį išreklamavome, taip sakant, su keliais filmais, netgi kurie buvo rodomi per televiziją. Ir ten, reiškia, befilmuojant gamtos visus tos dalykus, man kilo tokia idėja, kadangi aš kaupiau fonoteką kažkokią tai gamtos garsų, paukščių balsų, kilo idėja, kodėl neįrašius atskirai, kaip atskirą tokį projektą, vien tik paukščių balsų, pavyzdžiui. Gali būti ir kitų gyvūnų, bet pagrindas vis dėlto buvo paukščiai. Ir pradėjau po truputį kaupti tos įrašus ir pradžia tokia gal ir buvo, o reiškia pats pirmasis įrašas, kurį jau taip, sakykime, su profesionaliom tokiom priemonėm padariau, tai buvo, mes išvažiavom į Novaraistį pirmą kartą, ten būdami aš buvau pasiskolinęs didelį tokį mikrofoną, patranką vadinamą, iš televizijos LRT. Rekorderį, DAT rekorderį, tai yra skaitmeninį rekorderį. Ir patį pirmąjį mono įrašą aš padariau būtent ten įrašant gervės. Buvo labai turbūt juokinga mane stebėti ten iš šono, tai kad mes to pylimo eidami ir vakare, kai pradėjo suskristi gervės, tai vos neropom ėjom, kad labai bijojom, kad mes čia išgąsdinsim ir jos pasitrauks. Tos gervės, viskas taip labai, nelabai pasiruošus, bet pirmasis bandymas buvo būtent toks. Ir koks jausmas buvo įrašant arba po to klausant? Labai fainas, nes vis tiek, reiškia, kokybė buvo labai gera to įrašo, nors ir mono įrašas buvo, tai nebuvo stereo įrašas, bet buvo gervių, reiškia, keli epizodai įrašyti. Tuos įrašus iki šiol aš ir turiu, tai buvo pradžia. Ir tie įrašai buvo tikrai neblogi, bet ar aš juos kur nors panaudojau, tai man atrodo, kad kažin. Vis dėlto aš jau vėliau prakutęs įrašuose tose naudojau jau kitus įrašus, bet
tie pirmieji įrašai, man atrodo, nebuvo panaudoti kažkokiai tai leidybai ar leidiniui ar projektui kažkokiam. Tai va, pradžia tokia buvo. O po to tiesiog savaime tikriausiai... Po to savaime, tai reiškia, tos visos kelionės buvo su Vytu Jankevičium ir ta visa pradžia buvo būtent kartu, tai kad jisai filmuodavo, aš ką reikėdavo, kokius garsus įrašydavau filmui, kurie bus reikalingi, ir tuo pačiu įrašinėjau atskirai, jau sugalvojau įrašinėti atskiras paukščių rūšys, reiškia, grinai. Bet mane iš tikrųjų tai domino ne tiek paukščių, kuo daugiau rūšių surinkti, bet labai domino ta aplinka, kurioje yra tas paukštis ir kad būtų kažkoks skambėjimas gražus, kad būtų tas paukštis labai kažkokioj natūralioj gražioj aplinkoj. Nes aš prieš pradėdamas tos įrašus, aišku, labai domėjausi, ką daro kiti. Tai Lietuvoje nieks nėra nieko daręs, Lietuvoje buvo kadaise išleista tik tai Žuvinto balsai, vinilinė plokštelė, čia buvo prieš kokių 40 metų, ko gero. Ir kaimo balsai. Tai reiškia dvi plokštelės, kurios buvo apie gamtos įrašus, apie gamtą kažkas tai. Tai kaimo balsai, reiškia ten įvairūs kaimo gyvūnai, o Žuvinto tai jau aišku, Žuvinte įrašinėta buvo ten vienas iš pagalbininkų, kaip žinoma, buvo Selemonas Paltanavičius, ten tų įrašų. Ir reiškia, daugiau Lietuvoje nieko nebuvo daryta. O aš domėjausi labai, kadangi jau internetas yra, jau su pasauliu galim susisiekti, jau tada pradėjau domėtis, ką daro kitose šalyse. Ir kitose šalyse, reiškia, tokie, kaip čia pasakęs, mano kolegos atseit tos ryties, jie labai nemažai visokių darbų, ne tik, kad reiškia, kaip apibūdintoje paukščių balsus įrašinėdavo, bet tuo pačiu ir kaip relaksui, kaip paukščių įrašas, kaip reiškia, kažkokių pasiklausimų. Mano idėja buvo įrašinėti tam tikrą vietovę Lietuvos, pavyzdžiui, sakykime, Kretuonas, Žemaitiškės pievos šalia, ir toj vietoje įrašyti paukščiai. Reiškia, Dainavoj, tai Dainavoj, reiškia, Dainavos giriai, Novaraistis, tai Novaraistyje. Ir pavyzdžiui, aš kartais, kas nors sakytų, tai kas čia tokio, jeigu tu ten kokią Volangę įrašei pajūry, o čia, reiškia, įdėsi čia, nieks ten neatskirs. Bet man tai buvo labai svarbu vis dėlto, kad toj vietoj, kurią aš propaguoju, reiškia, apie tą vietą, kad, sakykime, Novaraistį, kad visi ten paukščiai, kuriuos aš jau, reiškia, tam leidiny apie Novaraistį noriu išleisti, kad visi būtų Novaraistį įrašyti. Tai šito aš laikiausi iki šių dienų, iki šių.
būdavo į Novarys, tai aš ten tiek privažinėjęs esu, kad arba į Dainavą, arba kad ir čia pat, ten, kur dabar poligonas statomas į Rūdninkus, nes labai arti Vilniaus, man buvo labai patogu tenai važinėti, bet reiškia, pavyzdžiui, į Rūdninkus aš važinėjau Dirvinį kalviuką. Įrašinėčiau tokią legendą ir niekaip negalėdavau gerai įrašyti, nors girdėdavau. Tai ten tiek privažinėta kartu dėl to Dirvinio kalviuko, o giesmė tai ten, iš tikrųjų, ten nėra ką klausyti, ten labai tokia, paprasta giesmelė to paukštelio. Bet labai daug kartų esu važiavęs specialiai, bet tik tai, man atrodo, vieną kartą pavyko taip, ir statistinis geras įrašas buvo, ir jau toks įrašas, kurį kažkur galima buvo panaudoti. Tai čia yra toksai, reikia labai daug užsispyrimo. Taip, labai daug kantrybės. Ir laiko, ir kantrybės, taip. Tai kiek maždaug laiko, sakykime, surašyti visus paukščius toje vietoje, kiek užtruko laiko, jeigu taip žiūrint kažkurios vienos vietos? Aš, tarp kitko, jau kai išleisdavau albumą savo su paukščių balsais, tai aš parašydavau, kur reiškia datą kada pradėjau ir kada baigiau. Tai paprastai tai būdavo keli metai. Keli metai, reiškia. Pavyzdžiui, mano paskutinis albumas, reiškia, Biebžos vadinamas ir Dainavos girios. Tai pavyzdžiui, reiškia, Biebžą, į Bebrą, kaip mes su Draubeliu vadindavom lietuviškai, kadangi iš tikrųjų ir yra Bebros upė. Į tą Bebrą mes buvom nuvažiavę tik tai 3 kartus. 3 kartus. Ir per tos 3 kartus reikėjo surinkti kažkiek, kad būtų, kad išeitų vienas, ten dvigubas albumas, tai kad vienas diskas, kad pakaktų tam vienam diskui tų paukščių rūšių. Tai ten nebuvo labai daug, nes vis dėlto per 3 kartų, nors ten labai turtingas kraštas paukščiais ir apskritai fantastinė vieta, labai tos užlietos pievos, bet tiesiog fiziškai sunku buvo apriepti visą tai. Reiškia, mėlynė nendrinukė, pavyzdžiui, ten įrašiau, kuris retas paukštis, bet ten irgi taip reikėjo paieškoti gerokai, nors žinojom tas vietas, viską, kadangi mums ten jau vietiniai ornitologai nurodė. O kaip atrodo pats procesas? Kada atvykstama, kiek laiko būnama? Žinot, kad pati ta didžioji čiulbiesina būna labai anksti ryte. Naktį kai kas, naktį pelėdos, reiškia, naktį pelėdas įrašinėjai, o taip tai brėkštant, tai ryte, reiškia, ankstyvą rytą. Tai būdavo taip, kad aš tiesiog pasiimu į kažkokią tai vietą atvykęs, aš iš anksto susirašiu tą savo techniką ir labai anksti, reiškia, atsibūdęs, ar palapinėje nakvoju, ar aš, pavyzdžiui, pastaruoju metu, tai mašinai puikiai įsitaisau tenai, pernakvoju ir anksti atsikėlęs, reiškia, su tais mikrofonais keliauji, tiesiog eini ir klausaisi. Bet tas anksti tai kokią 4, aš įsivaizduoju, ryto. Taip. Jau atsikeli, keliauji ir iki kokių 9 tikriausiai, ne? Taip, nes 9 jau viskas nuslopsta, tai taip, žiūrint, koks metų laikas, bet pagrindė tai tas rytinis choras, tai yra. Tai būdavo taip, kad vaikščiodamas įrašinėjau arba ieškodamas kažkokį. Pavyzdžiui, žinau, kad toje vietoje turėtų būti tokia tai rūšis, pavyzdžiui, man labai jos reikia. Ir kažkaip laukiai, ieškai tenai, sukinėjęs po tas vietas. Vėlyvesniais metais, kur čia, sakykime, šias dienas įmant šios laikus, tai aš įsigudrinau taip daryti, kadangi jau tos technikos prikaupęs nemažai, tų mikrofonų, visko, tai aš būdavau išdėstau mikrofonus, reiškia, su rekorderiais, taip 4-5 vietose ir savo ten stovyklavietėj savo sėdžiu arbatytę geriu, ten viskas sukasi.
reiškia, ir ypatingai naktį tai darau, nes, pavyzdžiui, naktį labai įdomių dalykų galima sumedžioti, ar briedis praeina šalia, ten apuosto tos mikrofonus, ar dar kas nors, ir įsigandęs pariaumoja, ten padėjoja, kai briedis, tai dėjuot toks mėgėjas, jisai, labai man patinka tas jo balsas. Tai va, tai naktį visokių įdomių labai dalykų, pelėdų galima įrašyti visko, o sugrįžęs paskui pas save namo, reiškia, tai visą medžiagą reiškia, įkrauni į kompiuterį, ir nėra taip, kad tu klausytum kiekvieną tą setupą, kiekvieną rinkinį, kurį tu kažkur vadėjai, kad ištisai neklausai, o tiesiog žiūri spektrogramą to garso. Ir žiūri spektrogramą ir ten kaip paveikslėlėje, matai kažkokius brūkšnekus, reiškia, aha, čia yra kažkoks tai garsas, tą vietą paklausai, paskui tuščia, vėl taip prasuki ir tas įdomiausias vietas, kuriuose kažkas tai vyksta, pasiklausai. Ir tada, reiškia, būna taip, kad negali apibūdinti to garso. Su paukščiais truputį lengviau dabar jau. Bet, pavyzdžiui, pradžioj buvo, tai aš labai pagalbininkų ieškojau tarp ornitologų, profesionalų, nes aš nesu profas, reiškia, ornitologijos srityje. Tai man labai daug padėjo, pavyzdžiui, Kretuonė, reiškia, Vytautas Druteika, amžinatilsį, toks labai geras ornitologas buvo. Tai jis man labai daug padėjo. Tas pats Selemonas Paltanavičius man padėjo. Paskui, kai įrašinėjau Karšuvos girios balsus, rezervato direktorius Algis Butleris, dainavoja, aišku, Eugenijus Drobelis. Vien žodžiu, labai turėjau pagalbininkų, kurie ne tik, reiškia, kurie man nurodydavo, kur kokioje vietoje tu gali kokį paukštį išgirsti, bet ir apibūdinant paukštį, nes būdavo kai kuriuo aš nepažindavau. Dabar yra paprasčiau, kad tu gali naudoti birdnetą arba ten kitas programas, nors aišku jos klysta, bet reiškia, aš kreipdavausi ornitologus ir tuo pačiu lygindavau su tais įrašais, kuriuos aš turiu kitų pasaulyje, reiškia, įrašytų tokių pačių gamtos garsų įrašinėtojų kaip aš, ir lygindavau su jų įrašais ir taip nustatydavau, kas tai per rūšis. Bet, reiškia, kadaise ten to vargelio būdavo, bet, aišku, dabar viskas lengviau. O kaip yra, ar patys paukščiai labiau traukia, ar iš tikrųjų tas garso įrašymas ir po to atradimas, kas tame slypi? Žinot, turbūt 50-50. Man atrodo, kad vis dėlto ir tas, ir pats paukštis, ir aišku, yra toks azartas. Pavyzdžiui, kaip mes su Drobeliu ieškojom laplandinės pelėdas, tai azartas buvo, nes tai truko maždaug 4 metus, kol reiškia nes Eugenijas man pasakė, kad šitoj vietovėj, šitam areale, o tiksliau tam tikroj vietoj, turėtų jinai būti, Jis pats nematė, negirdėjo, bet reiškia, pagal viską sprendžiant turėtų būti. Tai aš sakau, įstatysiu mikrofonus naktimis ir klausysim. Ir kas, reiškia, liūdniausia buvo, kad aš paskui, žiūrėdama tas spektrogramos, po tų visų naktinių įrašų, aš matau, kad yra bupsi laplandinė pelėda, bet labai toli kažkur. Ir niekaip negalėjau nustatyti krypties, nes žemas dažnis jis sklinda labai plačiai. Ir iš kurios pusės labai sunku nustatyti. Plika ausim aš to garso negirdžiu, bet įrašai, kadangi mikrofonai yra labai jautrus, tai aš ir matau spektrogramą, ir pasigarsinės smarkiai aš girdžiu. Bet visi tie pirmieji įrašai, kuriuos, reiškia, aš jau aptikau tą laplandinę pelėdą, visi jie buvo tokie statistiniai. Aš jų panaudoti niekur negalėjau, nes kokybė jų prasta, kaip, garso trūksta.
Va. Tai žinojot, kad yra, bet Jo, kur bet yra, mes jau tada neaišku tiksliai taip, žinojom, kaip yra. Ir paskui, reiškia, ten urėdijos, reiškia, kai kurie darbuotojai tiesiog užsirovė ant tos. Nu, turbūt jūs šitą istoriją žinot, kaip ten buvo, kadangi su Eugenijum kalbėjote, tai pasakojo, tai vat, čia jau viskas yra žinoma ir jie tą pelėdą pamatė ir tada jau mes tiksliai žinojom, kuri vieta, o paskui Eugenijus tai tiesiog surado ir dar vieną, ir ten 4 ir 5, reiškia, toktavietės, tiksliau lizdus. Bet prieš įrašant vis tiek nežinojot, ar yra, ar nėra, tik spėlionės buvo. Tai koks tas jausmas buvo išgirdus tuos buptėjimus tokius? Nu, iš tikrųjų, tai džiaugsmas tikrai buvo, nes nu, labai smagu. Nu, matot, paprasčiausiai apima azartas toksai. Tu jeigu labai kažko tai ieškai ir labai apima tas azartas, poreikis išgirsti, sužinoti, kaip ten ką, tą vietą. Ir aišku, man ir labai knietėjo, kad kokybiškai įrašyti, bet nei vieno karto nebuvo taip, kad pelėda atskristų prie mikrofono ir atidainuotų kelis posmus tos savo giesmės. O, reiškia, laplandinės pelėdos balsas, tai yra toks bubenimas, jinai toks maždaug, reiškia, nėra ten kažkas labai tokio smarkiai išraiškingo, bet jau pačiam lizde, kai būna laplandė, ten yra kai kurių kitų garsų, yra komunikavimo tarp patelės ir patino, jaunikliai, aišku, tenai čirpsi, taip savotiškai. Tai yra, bet iš tolo, tai va tas bubenimas tik tai reiškia. Bet vieną kartą jau toje žinomoje vietoje, tame lizde, kurį mes jau labai gerai žinojame, atskrido pelėda ir 3 posmelius jinai sugiedojo jau taip, kad tą įrašą aš jau ir galėjau panaudoti kažkur tai, pademonstruoti kitiems žmonėms. Bet visą tai užtruko 4 metus. Tai toks. Matot, jeigu tu gyventum ten, Dainavos girioj, pavyzdžiui, kažkur tai Marcinkonėse, kaip gerbiamas ornitologas, tai ten lakstytum, ne kiekvieną dieną, kas 2, kas 3, ar ten į savaitę po 3 kartus. Bet aš kai iš Vilniaus, tai ten nelabai privažinėsi. Tai būdavo jau kaip pasisek, kad taip jau. Nes visuomet dar žiūri į tokį dalyką, koks oras. Svarbu, kad nelytų, kad vėjo stipraus nebūtų. Pagrindiniai mano priešai tai yra stiprus vėjas ir, aišku, lietus, tai čia savaime aišku, kad jau jeigu lyja, tai... Kokios tuomet įrangos reikėtų, kad pradedantiesiem gal taip pasakykim žmonėm, kurie norėtų pradėti įrašinėti? Iš tikrųjų, tai geriausiai nusipirkti kokią nors nediduką, yra jie nebrangus, nediduką rekorderį, tą įrašytuvą vadinamą lietuviškai, bet aš vadinu rekorderiais, taip man kažkaip paprašiau. Nedidelį rekorderį, jie nėra ten, yra tokių, kur ten, truputį virš 100 eurų kainuoja. Tai gal pati pradžia būtų tokia geriausiai. Nes pastreniravo su tokiu rekorderiu, ten tie įgūdžiai savaime atsiranda ir paskui jau tu žinai, ko tau reikia, ko tau trūksta. Aha, tai
iš pradžių netenkins tą kokybę, jau tu norėsi kažkokį specialų mikrofoną, tą specialų mikrofoną į kokį paprastutį rekorderį tu taip nepajungsi, reikia mikserio arba reikia kažkokio rekorderio, į kurį tu gali pajungti, nu ir čia pasaka be galo, jau čia tada jau tas ginklavimasis vyksta jau kita tėkme. Irgi reikia ginklų kaip ir fotografui, visiškai taip? Taip. Ir to pačiu, kad nebūtų vėjo tikriausiai, taip kaip ir minėjot. Taip, tai matot, mikrofonai yra, pavyzdžiui, tam kryptiniam mikrofonai vadinama ta patranka, shotgun, reiškia angliškai. Tai yra toks, jo apsauga yra toks cepelinas, kaip cepelinas, tokios formos apsauga, ir dar ant viršaus užmaunamas kailis. Tai tas kailis sugeria vėją, jeigu, pavyzdžiui, vėjuota yra arba labai drėgna, irgi nuo drėgmės apsaugo. Bet tai šitas visas priemonės naudoju žiūrint koks oras. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad naktį, jeigu palieku tos mikrofonus kažkur tai aš žinau daugmaž prognozę ir žinau, jeigu, pavyzdžiui, bus drėgna, tai vis dėlto geriau aprengti tą mikrofoną, kad jis nenukentėtų ir kad pavyktų įrašyti gerą garsą. Bet tuo pačiu tos visos priemonės, kurias tu apkrauni tą mikrofoną, jos sugeria ir garsą, reikia žinoti tą, kad reiškia, uždėsi tą cepeliną, reiškia kažkiek tai decibelą, kažkiek tai tu prarasi jautrumą to mikrofono. Uždėsi kailį, tu dar daugiau prarasi. Reiškia, jeigu pūs vėjas, jisai užpučia tą mikrofoną, reiškia, gaunasi toks, šnaresys, toks gaudesys. Irgi blogai. Ir tikriausiai tie paukščių garsai nėra taip, kad kaip žmonių kalba įrašoma. Vis tiek tai yra jautresni garsai, taip? Mesgi žinom, kad kiekviena paukščio rūšis turi savo balso stiprumą, savo giesmės stiprumą. Ten lakštingala labai, jinai tokia, jeigu kam teko gamtoj nakvoti ir šalia, jeigu čiulbėjo lakštingala, tai aišku, visą naktį nemiegi, nes neįmanoma užmigti. Man yra ne kartą tekę taip praleisti naktį, kad jeigu šalia lakštingala čiulba, tai tikrai nepasakyčiau, kad tai mieliausias paukštis. Bet lygiai tas pats tarp gervių, kai yra gervės trimituoja arba kai būdavo Novaraistyje palapinėje praleidi ten ne vieną naktį ir įrašinėja tas gervės, tai po ten 2-3 parų važiuojant namo, tai visą kelią aš girdžiu, kaip galvoj pilna gaudžia. Tarp kitko labai įdomus dalykas, kai tu gervių visą tą kakofoniją ilgai girdėjai ir ilgai klausai. Reikėtų gal pasakyti, kad tų gervių didžiausias pulkas ten jų tūkstančiai, kartais būna ten 2-3 tūkstančiai. Tai ir kai tu visos tos garsus girdėjai suskrydus gervėms ir tai trunka, sakykime, kokią valandą, 2-3, paskui jos aprimsta kažkiek tai. Ir nuo tų garsų kartais jau mūsų smegenėlės jau pradeda taip veikti, atrodo, kad kažkur tai kalba žmonės, kad ten reiškia kažkas šneka, ten toks jau pradeda truputį vaidentis kažkas. Tai labai toks keistas efektas yra, reiškia, būnant ir paukščių. O aišku, kiekvienas turi paukštis savo tą intensyvumą balso, savo giesmės grožį. Jūs turbūt paklausėt, koks man labiausiai patinka, tai turbūt labai daug žmonių pasakytų, kad ta pati lakštingala, bet man tikrai ne. Aš jau čia N kartų esu kitose, reiškia, pasisakymuose sakęs, kad man vis dėlto iki šiol gražiausia giesmė yra sodinės endrinukės. Tai yra nuostabi giesmė. Kas faina, kad ją, reiškia, gali išgirsti naktį, jinai visą naktį
tupi tam pačiam krūme, tu nuneši kiek įmanoma arčiau techniką savo mikrofonus prie jos, palieki, paeini kažkur tai į šalį, atsisėdi, jeigu turi kėdutę ar ant kažko tai atsisėdi ir valandą, 2-3, kiek tu nori, gali klausyti ir visą tuo metu vyksta tas įrašai. Ir ta giesmė yra labai įvairi. Labai įvairi. Ir labai muzikali. Yra, kaip pasakiau, tos giesmės reikėtų pasiklausyti muzikantui, perkusininkui, kuris, reiškia, perkusiją būgnais mokinosi groti. Nes ten ir, pavyzdžiui, giesmės toks motyvas ta 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 ir tai kartoja kelis kartus. Paskui ta 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 ritminė figūra pasikeičia. Ta 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 tuo pačiu ir balso aukštis truputėlį keičiasi. Ir reiškia, ir jinai tą frazę po kelis ar keliolika kartų pakartoja. Paskui vėl kitą. Ir nėra taip, kad, reiškia, neužilgo vėl atsikartotų tai, kas buvo, sakykime, prieš 30 sekundžių ar prieš minutę. Ne. Būna, tu klausai pusę valandos ir paskui girdi, aha, šitą motyvą aš jau žinau, nes jau visa tai jau buvo. Tai, man tai pats nuostabiausias paukštelis ir, reiškia, jos giesmė man tiesiog yra labai. Tarp kitko, iš tų individų, kuriuos esu sodinės nendrinukės įrašęs, tai vis dėlto jie visi kažkiek tai skiriasi. Nes tokį pirmą kokybišką jau, kurį įrašiau, Biržų girioje, jos giesmė, aš profesoriui Kurlavičiui esu leidęs tą įrašą. Tai jis, kadangi nuo senų laikų yra kaip ir atradėjas tos Lietuvoje sodinės nendrinukės, tai jisai perklausęs tą įrašą, kurį aš jam pademonstravau, jisai sakė, kad nėra girdėjęs tokios gražios nendrinukės giesmės kaip tam mano įraše. Žodžiu, gali vietomis skirtingoje vietoje skirtingai paukštis giedoti. Tai turiu minty, kad kitokia ta melodija galėtų būti, kalbėti kitaip. Taip, nes mes žinom, kad labai daug paukščių yra mėgdžiotojai, kad jie mėgdžia kitų paukščių garsus, reiškia, ir ne tik paukščių, reiškia. Ir gali būti, kad jos jau ta individuali giesmė yra tam tikros frazuotės, viską, iš ko mes galim apibūdinti, kad tai yra, sakykime, strazdas giesmininkas, jau mes žinome, bet šiek tiek motyvas tas giesmės gali šiek tiek skirtis. Ir todėl mes ir sakome, kad šitas labai dainingas. Tarp kitko, su strazdais tikrai, kai labai daug jų prisiklausai pavasarį, tai vis dėlto jie tikrai skiriasi. Strazdas giesmininkas arba juodasis strazdas, amalinis strazdas, kiekvienas turi savo tokį, aišku, skirtingos rūšis, reiškia, bet pavyzdžiui, jeigu imti vien tik tai juodąjį strazdą, tai tikrai vienas yra dainingesnis, kitas nelabai. Tas pats ir su lakštingala irgi. O kaip būtų tada mieste? Ar mieste paukščiai lygiai taip pat dainingi dainuoja, ar iš tikrųjų gal jie net ir garsesni yra dėl mašinų, ar dar dėl kitų matot, aš tų jokių mokslinių tyrimų nesudaręs, nesudalyvavęs tame, bet tiek, kiek turbūt ir jūs skaitėte, ir aš esu skaitęs, kad mieste vis tiek ta paukščių rūšis stengiasi kažkaip tai nustelbti tos supančius ją garsus, kad jinai dominuotų, bent jau toj vietoj, toj teritorijai, kur jinai yra. Bet to sakau, mes esam skaitę, kad ir žinome, kad
Ir ornitologai tą tvirtina, kad paukščiai mieste vis dėlto keičia savo giesmės charakterį ir garsumą. Ar šis darbas, pomėgis pakeitė jūsų santykį su pačia gamta? Tai be abejo. Nes ypatingai turbūt aplinkosauginiai visi dalykai, nes kartais erzina tai, kad žmonės labai atsainiai žiūri į gamtą, į supančius mus gyvius aplink ir nori diktuoti savo sąlygas, būnant tarp jų ar prie jų, kaip čia, nežinau kaip čia pasakyti, bet reiškia, kad vis tiek, reiškia, žmogus nusprendžia, šitos rūšies kaip ir per daug, čia reikėtų ją sumažinti, šitų žvėrelių irgi jau čia kažką sugraužė, tai reikėtų prašyti medžiotojų, kad nušautų. Tai kad žmogus labai linkęs reguliuoti, tai pykina, aišku. Ir aš kažkaip tai žiūriu, kad vis dėlto labai norėtųsi, kad mes sugebėtume sugyventi su tais paukščiais ir su kitais gyvūnais. Labai norėtųsi, bet man atrodo neįmanoma. Čia turbūt neįmanoma, nes kaip mes matome, turbūt žmonija viską daro, kad susinaikinti. Bet čia, man atrodo, kita tema ir apie tai gal nekalbėti. Truputėlį, tarp kitko, grįžtant atgal apie ką mes prieš tai kalbėjome, apie paukščių mėgdžiamą, aš tokį labai įdomų atvejį papasakosiu, kai reiškia, aš atvažiavęs į vieną vietovę įrašinėti naminę pelėdą, bandžiau pats balsu prisišaukti pelėdą, reiškia, patinėlio balsu, ten paūbavau truputėlį. Ir kadangi buvo dar naktis, labai ankstyvas rytas, bet dar tamsu buvo, girdžiu, kaip eglės, ten, kur aš stovėjau, eglei, po kuria stovėjau, kažkas viršuje atsitupė, aš girdėjau, kad sušnarėjo, reiškia, tos šakos. Tas paukštis pradėjo mėgdžiot mane, kaip aš ūbau. Tai buvo be abejo kėkštas, nes kėkštas labai specialistas didelis yra mėgdžiojimo, tai jis kaip katė kniaukia, bet jis reiškia, kaip ir pasityčiodamas iš manęs, jisai pradėjo ūbauti to atseit pelėdiniu balsu, kurį ten aš ten bandžiau išlaužti. Ir aš tarp kitko turiu tą įrašą, tai toks įdomus atvejis, bet neteko panaudoti. Ar buvo toks atvejis, kad apgavo paukštis? Oi, tai buvo vienas iš pirmųjų tokių, pavyzdžiui, Biržų giriai, toks irgi įdomus atvejis, Biržų giriai, tai senoka buvo 14 metų atgal, tai vienas iš pirmųjų įrašų, pradžios mano įrašų, kai aš atvažiavau į Biržų gyrę, buvo Velykos, galvoju, kaip bus faina, nes nei čia žmonių dabar, nei niekas miško nepjaus, nei nieko, Velykų rytas atvažiuoju į Biržų gyrę ir reiškia, vaikščiodamas ten tom kvartalinėm girdžiu, kaip, reiškia, mašina signalizacija pypsi. Reiškia, galvoju, kažkas atvažiavęs, reiškia, bet įjungiau magnetofoną, reiškia, nukreipiau į tą kryptimį, nors taip garsas sklydo iš labai toli, bet, reiškia, rašau tą garsą ir kažkur galvoju, tas pipsėjimas man kažkoks vis tik keistas. O pasirodo, kad ten buvo žvirblinė pelėda, žvirblinės pelėdos, tai aš pirmą kartą išgirdau žvirblinę pelėdą, tuo metu dar buvo ornitologai turėjo savo forumą. Ir aš, reiškia, ar įdėjęs tą įrašą, ar kažkaip tai vieną žodžiu pasigyręs, kad aš įrašiau pelėdikę. Pelėdikę, reiškia, sakau, aš įrašiau pelėdikę, čia kilo didžiulis šurmulys tarp ornitologų, sako, negali būti, jinai pas mus labai reta. Reiškia, kaip tu čia galėjai rašyti, o paskui aš įsigilinęs į tos įrašus kitų, kur yra žvirblinė pelėda ir pelėdikė, tai balsas yra
gan panašus, bet tikrai skiriasi, nes ir intervalai skiriasi, ir balso aukštis skiriasi tarp pelėdikės ir žvirblinės pelėdos. Tai vat pirmoji mano žvirblinė pelėda, tai buvo įrašyta, kai reiškia. Bet tarp kitko dar, baigiant apie tai pasakot, kad tą Velykų rytą vis dėlto išgirdau, kaip su benzininiais pjūklais pjovė mišką. Tai va, sakau, nieko švento nėra. Tai ko labiausiai norėtumėte, kad klausytojai pajustų, klausydamėsi jūsų įrašų? Kad susipažintų su ta aplinka, nes iš tikrųjų kažkaip tai graudu, kai žmonės ten varnas neatskiria, ten sako, oi, kaip faina, pas mane čia vidury miesto vaikšto kranklys po kiemą. Aš tai jau, kai kažkiek tai pažinau tos paukščius, aš žinau, kad kranklys negali būti, kad vidury miesto vaikščiotų. Tai arba kovas vaikšto, arba pilkoji varna, kosa, tai jinai mažesnė, bet reiškia, kranklys jau toks retas atvejis, nes tai yra miško paukštis, kaimo paukštis, gal sakykime, kartais kažkur tai. Bet reiškia, kad Vilniaus mieste kranklys vaikščiotų, tai kažin. Tai yra būdas pažinti paukščius. Taip, kad reiškia, norisi, kad tie, kurie klausys tos mano įrašus, kad jie susipažintų su paukščiais. Aš, pavyzdžiui, dar netgi pirmosius albumus, kaip leidau, tai nebuvo, kad grinai vienas takelis vienai rūšiai, antras takelis kitai rūšiai. Aš ėmiau bendrą tokį įrašą. Ir ten, kur kažkokia rūšys skamba, aš sužymėdavau sekundėm, kad, reiškia, 12 sekundės skamba, reiškia, tikutis, ten, reiškia, raudonkojis tulikas, ten 34 sekundėje ir taip sekundėm. Bet iš tikrųjų, klausytojas paskui žiūrėdamas į savo to kompaktinio disko grotuvą, nei ten 6 sekundės, nei ten... Čia jau labai, tai vis tik tai vėliau to sumanimo atsisakiau, bet anksčiau labai kruopščiai, reiškia, ištyrinėdavau tos ir sužymėdavau visą tai, kad vėliau vis dėlto dariau, kad kiekvienas takelis turi būti, ne vien tik vienai rūšiai, bet, sakykime, 2-3 rūšys, bet kad jos būtų, aišku, pavadinime to takelio, kad jos būtų įrašytos ir čia jau... eilės seka, reiškia, tu jas gali išgirsti. Ir tuomet pabaigai būtų toksai mūsų tradicinis klausimas, dažniausiai kurio paklausiu, tai ką mes kiekvienas iš mūsų turėtumėm padaryti, kad padėtumėm, kad išliktų kuo daugiau paukščių mūsų aplinkoje? Tas pats susigyventi ir netrukdyti. Pavyzdžiui, aš kurtinius esu buvęs įrašinėti, esu buvęs kokius 3 kartus. Pirmą kartą man nepavyko gerai įrašyti, tiesiog jie neatskrido, žinot taip, nebūtinai, jeigu tu atvyksti kažkur, tai kad čia tavęs paukštis tas laukia ant šakos tūpį ir laukia, kada tu čia paspausi mygtuką ir jis to viską sugėdos. Taip nebuvo. Antrą kartą irgi kažkokias tai buvo, kad reiškia aplinkybės, kad tai trikdė, bet trečią kartą labai gerai pavyko. Ir aš tuo metu dar neturėjom tų mobiliųjų telefonų, kurie
gerai filmuoja, ar reiškia, kažkokios tai priemonės filmavimo savo neturėjau, jokios kameros, nieko, bet toj palapinėje, kurioje aš praleidau naktį ir ryte įrašinėjau, reiškia, kurtinių vestuvės, kurtinių kautinės, tas, kurios vyko. Aš visą tai mačiau per tą plyšelį palapinės ir, aišku, baisiai buvo gaila, kad to nufilmuoti negaliu. Ir garsai buvo fantastiški, tarp kitko tie garsai aš Mindaugui Survilai daviau, jis panaudojęs yra Sengirės filme, tos visus kurtinių garsus. Bet viena buvo problema tuo metu, kad per visą tą vyksmą, per kurtinių taktavietę, visą tą kurtinių kautinės ir visas tas giesmės kurtinių, pušyje viršui tupėjo strazdas. Ir o žinot, strazdas jau jeigu tupi gėda, nu tai jis ten valandą kitą garantuotai, jis ten niekur nesitrauks. Tai visą laiką jis gėdoja. Tai visa laimė, kad reiškia kurtinio balso diapazonas gama yra vienam lygyje, o aukščiau jau yra strazdo. Tai kažkiek tai tą paskui redaguodamas garsą, tu tą strazdą prispaudai truputėlį, nu turiu omeny patildai, kad jisai nedominuotų ir netrukdytų. Tai bet, žinot, aš ta geriausias mano tas įrašas kurtinių yra, bet kartu su strazdu. Bet, reiškia, man yra siūlė, sako, gal tu norėtum dar kartą, aš sakau, iš tikrųjų tikrai norėjau čia nuvažiuoti, bet aš nevažiavau, žinot, dėl ko? Nu, kad netrikdyti. Nu, kam aš turiu, nes ten vienu metu jau buvo taip, na, aš kalbu apie Dainavos girią, kad tiesiog eilė laukdavo tų fotografų, kada čia tą palapinę atsilaisvinčiau, čia sekantis jau čia susirašysi eilė, kada kas po ko, žinot, tai tokiu atveju tai tikrai neišvengiama, kad vis tiek išbaidys, reiškia. O tarp kitko toj vietoj, kur aš įrašiau tą kurtinį, ten taip ir atsitiko, ta taktavietė ta išnyko ir jos nėra. Dabar jau jos ten nėra. Čia tiksliau ir geriau galėtų Eugenijus Drobelis apie tai papasakoti, bet reiškia, mano patirtis tokia ir aš, žinot, aš daugiau ir nesiveržiau. Ir tokių atvejų yra, nu, ir daugiau. Nebūtina ten, aš savo tai žingeidumą patenkinau, kažkokią tai tą įrašą turiu ir ganėtinai neblogą. Tarp kitko, dar mes pradžioj, kai kalbėjom, aš nepapasakau, reiškia, pagrindinio dalyko, kodėl aš pradėjau įrašinėti dar tos paukščius. Aš klausydamas kitų šalių, reiškia, tų garso režisierių, garso operatorių, kurie įrašinėjo paukščių balsus, aš pastebėjau, kad labai mažai yra kokybiškų įrašų. Ir mano devizas buvo, kuo kokybiškiau įrašyti tą giesmę, balsą. Ir man labai svarbu buvo aplinka, kurioje yra tas paukštis. Pavyzdžiui, kaip Karšuvos girioje Viešvilės rezervate tokia aikštelė miško, ne kirtavietė, bet grynai tokia aikštelė. Ir vakare skraido slanka ir toks labai rezonansas balsas, taip gražiai tas jo slankos giesmė, tas tarpsuk, bet taip gražiai skambėjo, aš iki šiol atsimenu tą garsą ir tai būdavo palaima tokį reiškia skambėjimą ir aplinkybės tokias ir įrašyti ir tikrai paskui klausant tą įrašą, nu, tikrai labai daug džiaugsmo. Nors mane, pavyzdžiui, kartais klausia žmonės, balandis, gegužės mėnuo ir sako, kokius jūs patartumėt man įrašus klausyti čia, reiškia, jūs išleidote 10 albumų, čia 9 albumus,
reiškia, 10 kompaktinių plokštelių, kokį man klausyti dabar. Sako, jūs dabar važiuokit į mišką, dabar pati ta čiulbėsena, kam jums klausyti įrašą, kai galima natūrai tai klausyti. Aišku, reiškia, tam albume labai patogu, kad tu tą pasiklausai, kas viskas čia surašyta, 60 rūšių, ar ten 90 rūšių. Tai taip yra patogiau, bet iš tikrųjų, vertingiausia yra, kai tu visą tai girdi savo ausimis ir natūrai, kai tu girdi, tai nepakeis joks įrašas, nors jis labai gerai padarytas, labai gerai įrašytas, labai gerai skambantis, bet tai vis tiek gyvai yra gyvai. Dabar, kai kalbat, tai man taip norisi greičiau, kad ateitų pavasaris. Jo, laukiam pavasario, mes su Eugenijum Drobeliu sakom, Saulė sugrįžta, jau vėl galėsim, kad tik sveikatos turėtume, nes mes tokie jau nelabai jauni vyrukai. Tai viena žodžiu, kad vėl susitiktume gamtoje ir vėl galėtume mėgautis tais paukščiais, kurie mus supa. Tai aš manau, to ir palinkėsim visiems, kad pavasarį išeiti į gamtą, išeiti už savo durų ir pasiklausyti ir atskirti, suprasti, kokia ta gamta graži yra iš tikrųjų ir kiek daug tų balsų iš tikrųjų yra aplinkui, kiek daug šalimais gyvenančių paukščių ir gyvūnų yra. Tai iš tikrųjų ačiū už labai puikų pokalbį, už labai malonų. Ačiū, kad pakvietėt. Bendrau su garso operatoriumi Vidmantu Blažiu. Iki. Ačiū. Iki. Ačiū, kad klausėtės Sparnuotų pokalbių. Girdėjote pokalbį su garso režisieriumi Vidmantu Blažiu ir jo paties įrašytus gamtos garsus. Sekite Lietuvos ornitologų draugijos naujienas svetainėje BirdLife.lt bei Facebook ir Instagram. Jei laida patiko, paspauskite patinka ir prenumeruokite kanalą. Iki kitų susitikimų gamtoje.